visai neseniai, tik tai beveik prieš mėnesį. Taigi palinkėkime žirgeliams sėkmės.
ar nors kiek pajodavo? Jau valandėlė savo žilės nemažinsi. Jėnau, gal jau nebeplauti buršulėlę? Verdos dėl priešų mane siekiančią. Bijau, kad visai nenusmuktų. Ar nesmunka? Taip tik atrodo, kad vaisteliai labai geri. Uršulė, sakau, užteks. Na jau gana. Dabar einam grįžimą brūsėlį. Nugi, žinai, užeina tokios mintys, kad tu toks jaunas, žalias vaikis, o likščiau nežinotas. Jau nepyk, žentelį, kartais ir negerai pagalvoju. Sakau, gal ko trūksta, ar kas ne taip. Pats supranti, apie ką sukasi mintis. Durnas būčiau, kad nesuprasčiau. Ir aš taip sakau. Klaus, Uršulėlė, klaus. Aš sveikas kaip pridykas. Ir man nieko netrūksta. Viskas ir kaip turi būti. Aš ir sakau, raumeningas, nugara kaip pečius. Visa miestelį nerasi tokią, kuris drįstų kirpti. Na, bet vis tiek, žentelė, kaip sakoma, kiekvienas groblelis turi būti savo vietoj. Dėl manęs daktarai ubagų terbas užsikabintų. O kaipgi su moteriškosiomis? Lyg senatvės neužkabinsiu nė vienos. Nu, bet tu neužkabinsi, o josios? Kad neprasidėti, tai ir tas nekimba. Ir kaip, žentelė, nė viena likščiolė į akį neužkrito? Net tas galvoj buvo. Aš netoks kaip kiti. Įsiveži į kokį sijoną ir to ant užsakų. Ir patys ubagai, ir vaikus ubagais auginam. Aš netoks. Pats savo pasakiau. Tol pačios namą neparvesiu. Kol mano aukelis, mano trabelė neskambės kaip stiklinė. Krūvinų prakaitų uždirbęs, nusipirkau 3 hektarus, palaikę kumelykę, bet išdirbau žemelę. Nusipirkti. Bet vienu kart šventas Pranciškus ir čia pagelbėja. Beisiu, atveda kareivėlis tokių žlybų kumelų. Kazėlin, saka, vazmi lošadį. Atidavė pigiai. Pripyliu aš jam šitų kareiviškų gelažinį šalmų runkelinę ir užteka. Taigi kumelę turėjai, tik pačios ir betrūko? Lengva pasakyti. Taigi pradėjęs teiktis kolūkiai. O kogi tada belaukiai? Eik, vaikeli, aš tuokart ir pražilau. Dėl ko? Taigi kiauras naktis nemegojau. Vis galvojau, stoti ar nestoti. Na, iškapajau visas vištas, gaidžius, nugnybau nečertą paršelį ir tik to karstojau. Paskui reikėjo su kaip paršeliais apsirūpinti. A kaipgi? Be to, dar kažkas paleido turbalą, kad kolūkiai pačias atims nuo vyrų ir sulys į vieną kupetą. Ne, galvoju, nėr durnių. Geriau, aš pasvetimų nuvysiu, negu ant prie manosios. Taip ir laukiai, kol suvarysi vieną kupetą? Na, pakakiau 5 metų ištyriau, kad tas gandas yra pliurpalas. Matau, laikas būtų ženytis, ale vėl galvoju. Žemės neturiu, pinigų vėl ne kažkiek. A čia dar, jeigu pati, vaikai, tai gerai, kad sveiki. A jeigu susergam? Taigi dabar daktarai veltui. Ale kiek, tai galik pasarą išmelgė.
kad čia dar gali namelį supleskėti, ar karvę vinį rytų. 500 darbadienių per metus. Namie 3 kiaulės, 1,5 karvės, vištų. Manau, tau sproksiu, bet 5,000 naujais. 5,000! O ką? Pernai ir sugrabiau. Dabar galiu ir jelnytis. Nu jau žinoma, kur negalėsi. Nusipirkau radiją. Paskui piemeniai žaltį pradėjo su motociklais lakstyti. Lėkė, dulkės rūksta, mergas kratydami. Perku ir aš motociklą. Bet su lopšiu, kad bet kur vaikai pasodina. Mano Barbė, alkama puola prie to motociklo. Tai dar ne viskas. Vyras turi viskuo pasirūpinti. O kas jie dar? Koks daiktas pirmiausia reikalingas ženintis? Nu, kad ir nenumanau. Žinau, lovą jau turi. Žiedai. Turiu 2. Abu gryno aukso. Oi, truputėlį. Ir jie paršelį nusprautų. Ne, manau savo. Reikia pirmą pinigą užsikalti, a tik paskui ženytis. Orgi tokį kitą derūpestį neberasi. Kur derasi? Atsiraičys rankovės. Mano nešima bruselį. Panelė, švičiausia! Ar plaukai nusmuko? Ne, plaukai! Kas nutiko? Užsimauk kepurę! Eik, mama! Eik, sakau! Kaip pašeisiu su marškiniai? Eik, sakau! Va, marškiniai! Pirštinės! Bus kiaulės dusios kelnės sutrūkusios! Eik, mama! O barbelė? Barbelė nepaleis! Savo visą naktį nepaleis! Ko taip tik persimainiai? Kad jau laikas gulti, nepadaro kažkaip! Kas nutiko, aš klausiu? Oi! Plaukai tebėr? Nu tai kas nutiko, gi? Ta boba! Mus negalima dalyvauti žaidimus! Kur veidrodis? Išplauk! A kad ne velnis veidę raus! Išplauk, ragana! Nori pakarti, nori gyvas, o kakam nesiklaus! Ach tu žalti! Į ką aš pavirtau? Esu šarmu kaip nors! Dar tu iš manęs pamėklėsės! Į teismą padausiu! Rytoj patį prokurorą! Į miliciją! Bėgs po 100 velnių! Oi, aš ne tą juodąjį dažą buvau įkišus vakar tikrienį dažą į vakarą. Aš daželės keskiniai paėmiau. Ui, nesikės.
dainuoti linksmai iš širdies ir džiaugsmą visiems dovanoti, daug laimės sveikatos linkėt. Dainuokim, dainuokim, dainuokim ir šaukim, ir šaukim, ir šaukim, keli niekada nesustokim, nelaimė mus visas lydės. Dainuokim, dainuokim, dainuokim ir šaukim, ir šaukim, ir šaukim, keli niekada nesustokim, nelaimė mus visas lydės. Prieš jūs kolektyvys. Kviečiu motiną Kyberienę iš 3 mylimos, Barbora iš Paskubėjo, Onytę iš Kuprotas oželis, Regina iš Asmeninis reikalas, Rūta iš Susitikimas sodo namelyje ir puikia dainininkė, kolektyvo gydytoja, masažistė ir patarėja įvairiais medicinos klausimais. Muzikantą ir anmonikierių Vidą. Kviečiu kitą muzikantą ir dainininką Benių. Kalėdų senelį. Čia buvo Petras. Kviečiu dainininkės Jurgas. Vadovė. 5 metus mus kantriai mokė teatro meno dainų, nepabėgo iš mūsų. Daugelį mūsų mokytoja mus mokė ir mokykloje. Matyt, nelabai gal kaip mokėtės, kad ir toliau tebe moko ir dabar dar.